Labą pavakarę, 7bet nacionalinė krepšinio lyga vėl jūsų dėmesį ir turime mažojo finalo rungtynes pajūryje. Palangos Olimpas šiandien žais namų rungtynes savo namų arenoje prieš Kauno Žalgirio antrąją komandą. Rungtynių pradžia jau visai netrukus. Vieno mačo yra Jokūbas Rudaitis, Palangos Olimpo penketas. Ernestas Bružas pirmuosius 2 kėlinius, Rudaitis iš toli. Štombergas taip pat jau penkete, Mikalauskas žaidžia vienas pats, nes anksčiau laiko. Žalgirio ataka nuo lentos, nėra net kelių svarbių žaidėjų. Kažkiek gali užsiliuliuoti, pagalvoti, jog viskas bus per lengva. Ir Žalgiris į trumpą pertraukėlę iškeliauja pirmaudamas 2 taškais. 4 perdamų taikliam metimui 3 atliko. Štombergas turi 6 naudingumo balus, Bieliauskas 5, Daubaris 4, čia Julius Jucikas, čia kovo dėl kamulio. Ir galiausiai viskas baigėsi Herkaus Kumpio. Pelnė 4 tašką. Jucikui turint 3 pražangas, iki galo neišdegė Olimpui, dabar jau sekundės tiksi. Mantas Ruikis yra pelnęs tik 6 taškus. Bieliauskas rodė Smirnovui, kur turėtų nukeliauti kamuolys. Laurenčikas. Metimų mes matome, dabar Stašys paleidžiamas į priekį iš Sulojekos ir tada bandyti toliau regzti ataką, o Žalgiris nespėja sugrįžti į gynybą. Rezultatyvi pirmoji mačo pusė. Palanga Kaune pirmavo 1 tašku, čia pirmauja 3 taškais, bet čia ir rungtynės visai kitokios. 5 išprovokuotos pražangos. Laurenčikas šiandien porą pataiko ir trečiam. Staroji atkarpa, įmant abiejų komandų pasirodymą puolime. Štai čia suvaikšto kamuolys iki Bulanovo. Bulanovas pirmose rungtynėse nežaidžiant Juzėnui gavo Bulanovas, Bieliauskas, Štombergas, Laurenčikas ir Rudaitis. Smirnovas, atkovotas kamuolys puolime. Dar viena galimybė. Laurenčiko geras perdamas Štombergui ir tai kamuolį. Rudaitis iki galo, Jokūbas Rudaitis. Bet kokiu atveju Kauno komanda trečiąją rungtynių atkarpą laimi. Bieliauskas ir Daubaris turi po 3 pražangas, čia Laurenčikas. Cikas beveik nerungtyniauja. Prieš Igną Štombergą. Kazakauskas iš po krepšio. Dabar 5 sekundės. Mindaugo perdamas Tomasui ir dabar jau būtų nuodėmė. Laurenčikas. Jokūbas Rudaitis. Galimybė jam. Rudaitis iš toli. Neturėdama namų aikštės pranašumo. Kauno komanda iškovojo pergalę prieš Olimpą 81-78.